čia prieš stotelę. Suksim į dešinę ir važiuosim dabar aš statysiu gal tą navigaciją tada. Link kelio. Čia į dešinę. Pavojinga vieta, bet mes ir vėl sugrįžimas. Čia net nevažiavus. Nu va, tai jo, čia jie. Tai jie nuvarė čia pro depą, pro stopą padarė ir paskiau galėsim gal iki depo ir nuvažiuoti čia dabar, nes jie arba to aplinkeliu nulekia, arba pro čia. Bet čia 50 galima? Saugus greitis turi būti, o jeigu nėra ženklo, čia miesto ribos, tai 50 teoriškai, bet tavo greitis geresnis yra, nes čia vingiai vaikai gali su dviračiu važiuoti, gali stovėti kokiam grandinį nukritus ir tu atlėks ir... Tai va čia dėl blogo matomumo ir kelio vingiatumo pasirenkis tinkamą saugų greitį. Plius dar nepažįstamas Jo, o čia biškai gali dadėti čiut-čiut, va tiesiog atkarpoti, tai turi truputėlį tos dinamikos, o tokios būtų. Dabar privažiavę sankryžą suksime į kairę. Lauk, tok. Nes ir dabar. Nes jeigu tu judėjai, jisai suka, jis kampą kerta, o tu judėjai ir tada užkabina tą. Jo, tai jeigu tiesiai lekia, bet irgi jau nerodo posūkio ir pristabdo ir suka ir tada tas pradeda važiuoti ir kampuką nusimuša. Tai va tą atkreip dėmesį, nes aš pamačiau, kad jis rodo posūkį ir tada jau jisai biškai vis tiek jie kerta, o ten tada žvalgosi žmogus, pradeda važiuoti, tas pats iš regitros išvažiuojant, taip. Jau jisai atrodo tiesiai, jau tu pradedi važiuoti, o jisai stoja, suka ir per kampuką gali, tai turėti kaip dėmesį, kad per giliai nepakstautų. Ir tiesiai per žieduką antras išvažiavimas bus. Sankryžoje į kairę, va tai ten to priprasti irgi jie navigaciją, kai sako, tai jie tuos metrus biškį tada va. Va, už 100 metrų į kairę bus. Jo, rodi ir tada žiūrėsim, kad iš priekio neliektų.
Šis trikampiuką turi, tai tau priešai tik tai lenkiančių ir pėsčiųjų. O, dabar tiesiai kilometrą. Šachmatukai neignoruok, nes taip šoksi nesumažinus, tai reiškia tu, tai kur šachmatukai tie yra greičio mažinimo priemonės. Čia biškį atleidus, kad ta mergaitė neišeitų į kelią, nes šaligatvio nėra. Nes tu matyti turi kliūtis. Taip. Jinai tam ir pažymėta, žinai, nes to pakilimo gal nepamatytum. Tai yra kur tokie nėra pakilimų, bet specialiai nubraižė, kad vairuotojai pristabdytų, žinai. Tai va, tau spėjo, matai. Dabar suksim į kairę, atsiprašau, nepasakiau anksčiau. Dar spėsim, ar ne? O, penkiančių nėra. Va. Pagrindinis ženklus. Jo, bet tai ženklus, ar ne? Ne per stipriai pučia tas vėjukas. Ne. Jis labai prikaitina saulytę. Man čia tas tai ne 30 lerkia. Tuos matyk, kur įsikišę biškį. Tai ar kampu įsikišę, tai kažkaip mokiniai nemato to kampo, tai tada per arti būna. O gal prie šitos kalniukus reikia iš vis taip Ne, labai va toks geras greitis. Va toks biškį prilėtinė apie 20 ir jisai truk per. Jeigu ten mechaninė, tai su antra pavara paprastai važiuojam, tai apie 20, tai toks optimalus. Būna vieni didesni, kiti mažesni, bet taip jau panašiai. Šitie skaudesni. Tai va, biškį jo, tie tokie skaudesni, bet va taip ir važiuoja, nes labai jau ten ir dabar gale gatvės bus į dešinę sankryžoj. Ir čia nuo tos pusės irgi 30 yra, čia kartais įsuka. Tik tai čia labai tas įvažiavimas, matai, veidrodėlių pasinaudosim, nes ten ant vingio tas sankryžėlė, tai labai gali atlėkti, tai labai taip turim prisėlinti, įsitikinti ir tada išvažiuoti. Sakėt į dešinę? Į dešinę, jo, suksimės iki Regitros. Žiūrėsim. Šitoks ant posūkio, žinai, atlėkia, turim labai įsitikinti. Biškį gaziukas jau čia 50. Jau čia 50, tai dar dadėk, dar 45. Tai jo, nes jeigu važiuotum mažiau kaip 35 ir biškį ilgiau, ir jau pasidaro tada kritinė per lėtai. Nes ten 30, o čia jau 50, o ten nuo kalno vėl matysi 30. O dar Kaune ir kur nors va tokių vingių? Ar čia labiausiai šitoj vietoj? Oi, ne, yra. Tai yra ten ir tų siaurų gatvelių Šančiuose, ir tų vingių yra ten iš žemuosius Šančius važiuoti. Į kairę suksime. Ir tokių ir dar baisesnių. Į kairę lėčiau, nes reikės. Labai už tos linijos aštrus posūkis. Čia, ne? Jo, palaukiam, nes matai Šaiką atvaro. Biškit lėčiau turėjai artėti prie sankirtos, nes taip jau, žinai, jeigu per greit
labai svarbu suvaldyti greitį. Geriau lėčiau prie ir tada tu viską pamatai, priimi sprendimą ir jau būni pasiruošus. Nu va, jau turi sprendimą, ne? Tai va, toks, nes jeigu per greit, tai nespėja galva sugalvot, kas ten, ką daryti reikės. O kai lėčiau, tu tą sėlinį pamatai ir tada jau sklandžiau gaunasi. Netgi lenktynininkai, jeigu per greit jie ten paslysta, nesuvaldo ir jiem nekas būna. O kai lėčiau privažiuoja ir jie tada padidina greitį, jau viską padaro gerai. Labai tas greičio suvaldymas. Jau čia reikia irgi mokėti. Nu jo, tas pojūtis greičio, stabdymas, greitėjimas, posūkiai, tai visas tas akis vestibuliarinis, labai jis turi įsilavinti pojūčiai ir tada jau atitinkamą padarai ir laiku, ir tolygiai. Ir dabar į dešinę labai aštrus posūkis, tai va. Ir tada pristabdyk stipriau. O, ir tada tu susisuksi. O jeigu tik biškį greičiau, tai per tas linijas, va, matai? O jeigu tik greičiau, tai jau būna nekas. Ir dabar važiuokime antrus vartus ir ten pastatysim automobilį. O regitras čia, negrįžtai pirmus? Arba čia, arba dar žinai ką padarykim. Va ten tiesiai ir va ką tik darė regitra. Va čia pravažiavus šitą žvyrkelį, sustosi ir atbula į tą žvyrkelį. Va, rodai čia. Tai visur jie čia gali visur. Tai va, o čia darė. Tie neišvažiuok per reikalą. Sustoji. Dabar va atbula gražiai, va palei tą žolytės. Per petį pažiūrėk ir įvažiuosi, kad nebūtų mašinų. O čia labai matysi tą formą su apsisukimu. Lėčiau, jo. Teisingai. Ir ten žvilgtelk ir čia teisingai, nes vis tik tai reikia naudoti. Biškėtėjau, kad suk. O. Taip, čia, lėčiau, dešiniau. O. Nes kai kuriuose nėra šito. Va, mergaitė eina, bet jai užtenka ten vietos. Ar biškį. Ir va tiesiai. Nu va. Gerai, ir į kairę suksime. Tai va, visur jie čia daro tuos manevrus. Ir ten daro, ir čia įvažiuoja. Ten tai motociklai, kur bokšteliai išdėlioti, tai ten nevažiuoja. Bet va čia apsisukavo, kur tas mokinukas parkuojasi. O mes dabar į dešinę pasuksim ir tada ten prisiparkuosim. Nes jeigu dar būna mieste nesiparkavę, tai dar čia paprašo pasiparkuoti. O jeigu jau būni pasiparkavus, sako į kairę, tai va čia va į kairę biškį va pristabdyk, nieko nėra. Va čia suktum, bet paliktum priešiniai, supranti. Bet mes tai dabar čia, mes negalim ten važiuoti, o su regitra tai gali. Va. Tai nes visi nukerta kairinę juostą, jeigu įvažiuoji, tai sakys, va, priešais va važiavai. Be priežasties. Tai kai turi priežastį, tada lengvai. Nu va, galėsim atbūlį, va čia pabandyti. Parodyk dešinį, kad žinotų iš paskos tas važiuojantis. O aš galiu šantus reikelių? Gali, čia galima. Va, ir pasisukiai, ar pasisukdavai, ne? Jo, pikreičiant žiūrėk, kad nelenktų. Bet dar biškį daugiau, kad patogiau, jeigu jau pasisuki, tai jau... Va, kaip fainai tada. Jo. Daug. Suk, staptelk, lėtai, kad spėtum susisuk. Staptelk biškį, matai, biškį turėjom iškart susuk. Daug suk, lėtai, biškį pataisyk, nes ten mes matyti išlauksim. Kaip tai gal dabar pravažiuoja mašina? Dairykis, matai, kodėl jinai nevažiuoja. Daug sukti. Ten daug vietos yra. O, taip. Ir užtenka, o, taip. Tiesindama. O. Važiuojam biškį ant to kalniuko. O ir vėl biškį užsukt, kad lyg gretumas. Į ten biškį užsukt, kad lyg į ten. Ir stop. Viskas nestrai. Parkingas. O reikia šitą užtraukti? Reikia, jo. Ir tas, nes tas jeigu nesuveiktų ar ką, tai
Ir dabar va pažiūrėk, čia išliptų žmogus, ar ne? Nes jeigu mažiau kaip 30, reiktų tada pastatyti kitą vietą. Bet čia išliptų, jo, nes va, čia tarp linijų vienas dalykas, bet turi būti, jeigu jisai prie pat linijos, tu prie pat linijos, tai va taip va tada nepasakyk, kad pratimą atlikau, nes sakysi, užblokavai žmogų. Jo, nu logiškas toksai negali. Va, ir paskiau tada vėl į regitrą važiuoja pro čia arba pro ten yra centrinis įvažiavimas. Va, o dabar mes į gatvę važiuosim Raudondvario plentu.